Balandžio 17 diena aukso raidėmis bus įrašyta į Telšių krepšinio istoriją. Telšiai virto tikra krepšinio sostinė. Finalo akistatoje šeimininkai Telšių Telšiai prieš ryžtingai nusiteikusį Vilkaviškio Perlas klubą. Prasidėjus varžyboms nuo pat pirmų minučių arenoje tvyrojo įtampa. Buvo kovojama už kiekvieną tašką. Pirmąjį kėlinį užtikrintai pradėję Telšių krepšininkai rodė, jog šiandien atėjo pasiimti aukso, tačiau Perlas greit parodė nagus. Antrajame ir trečiajame kėlinyje jie perėmė iniciatyvą, tad Telšių komandos sirgalių širdys tikrai spurdėjo. Ar neišsprūs taip lauktas čempionų titulas iš rankų? Bet būtent tada prasidėjo tikrasis krepšinio trileris. Ketvirtasis kėlinys. Didžiulis nervų karas. Taškai keitėsi lyg šviesoforo signalai. Kiekviena ataka buvo žaidžiama lyg lemiama, lyg paskutinė. Tad ir rezultatas išryškėjo paskutinėmis sekundėmis. Rezultatu 78-76 Telšiai palaužė svečius ir pirmą kartą tapo 7bet NKL čempionais. 10 sezoną antrame pagal pajėgumą čempionate žaidžiantys telšiškiai yra 2 kartus iškovoję sidabro ir 3 kartus bronzos medalius. Vilkaviškio klubui tai buvo pirmasis finalas istorijoje. Šį mūšį Telšių sporto arenoje stebėjo rekordinį skaičių žiūrovų. Jų priskaičiuojama netoli 1500 aistruolių. Žemaitijos komanda reguliariajame sezone užėmė pirmą vietą su 26 pergalėmis ir 11 pralaimėjimų. Telšių komandoje labiausiai pasižymėjo Martynas Gecevičius pelnęs 21 tašką, Lukas Valentinas 18, Ovidijus Kaminskis 11 taškų. Po rungtynių emocijos liejosi per kraštus. O mes savo ruoštų pašnekinome šio neįtikėtinai gražaus sporto spektaklio liudininkus ir dalyvius. Čempionai! 10 metų laukiam tos akimirkos, tos dienos, laimėti savo arenoj su Telšių Telšiai komanda. Ką telšiams ir jums kaip merui reiškia šis laimėjimas? Tai didžiulė 10 metų mes kovojom tam, kad išeitumėm į LKL, kad laimėtumėm NKL lygą ir įrodytumėm, kad Telšių komanda yra viena stipriausia, iš tikrųjų, ir pati stipriausia komanda viso Lietuvo. NKL. Aš mačiau, jūs pats stebėjote rungtynes nuo pradžios iki galo, ištampė nervus, ar tikėjotės pergalės? Pergalė, taip, iki paskutiems tikėjausi, tik tai, kad pergalė bus, bet varžybos yra tikrai vertas finalą. Tašką į tašką žaidė, bet mūsų telšiškiai nepasidavė, nervų karą laimėjo iš tikrųjų ir šitą turėjom 2 taškų pergalį ir nuostabus dalykas. Kaip suvienyje visą mūsų areną, tai buvo nuostabus dalykas. Nemoku paaiškinti, kas dabar dedasi, gal po poros dienų suprasiu, ką padarėm, bet dabar neturiu žodžio atsakyti, kas viduj vyksta. Pasakyk, kiek metų laukiai to titulo? Prieš 10 metų laimėjome RKL čempionų šiais metais, po 10 metų tapome NKL čempionais. Ko palinkėtum ateinančiais metais Telšių komandai, kad ir kur be žaisto? Tu būsi su ją? Manau, kad taip. Nežinau, išlik tokiem patiem, kokį buvo turėti savo braižą, nepaleisto savo kovingumo, remtis vietiniais kuo daugiau. Ir nežinau, to ir palinkėsiu, išliek tokiem. Ir čia turim
Martyną Gecevičių, kuris šiemet prisijungė prie komandos ir iškart komanda čempionai. Martynai, kur tas pergalės receptas? Komandiniam darbė, nežinau, gerose sprendimuose, gera komanda. Galė sezono laiku jam į formą ir baigiam sezoną 7 pergalėm išėlės, tai turbūt viską ir pasako. Kaip tu daug komandas išbandęs, esi Eurolygos 2 kartų čempionas. Kaip tau ta Telšių komanda, čia tie vyrukai, kurie eilę metų jau yra sulipę, susigyvenę kaip broliai? Tai mano tikslas ir buvo jam nepamaišyti, padėti ir kadangi laimėjom, turbūt nieks labai kažkaip priekabiauti prie manęs negali, kažkokių tai nuskundimų irgi nėra, o man Hebra tikrai patinka, geri vyrukai, pernai nepasiskė, matėsi, kad jam tikrai stipriai skaudėjo, bet smagu, kad šiemet atsirevanšavo visiems išėlės, nu ką, čempionai yra čempionai. Ką palinkėtum Telšių fanam ir Telšių komandai ateinančiais metais? O, dar daugiau pergalių, dar daugiau titulų ir nesustoti šitų vienų laimėjimų. Žygimantas Kiotys, aistrų kurstytojas arenose, puikiai valdai publiką, tačiau aš manau, kad iki paskutinės sekundės kirbėjo tokia mintis, bus ar nebus ta pergalė. Tai išties, ar ištampė pačiam nervus? Patikėk, Marijonai, labai ištampė nervus, rezultatas kaip futbole, tik 2 taškais laimėjom, nors sumetėm 80 beveik. Tai įsivaizduok, koks čia buvo košmaras, tikras finalas, 2 taškų persvarą, uždaryti 7bet NKL didįjį finalą, serijoje 3-0 prieš tokią stiprią komandą. Tikrai be galo sulaimingas, be galo išsikrovęs. To titulo laukiau kaip ir visi žemaičiai 10 metų ir šiandien įsipildė svajonė, ne bet kur, o čia Žemaitijos sostinėje, Telšių arenoje. Kas gali būti geriau? Švenčiam tiek sirgaliai, tiek komanda, tiek tie, kurie palaikė Telšių komandą, aplinkiniai kaimynai. Kretinga, Plungė, Mažeikiai, čia iš Kuršėnų Hebros netgi buvo. Tai manau, ačiū visiems tie, kurie buvot visą sezoną, palaikėt, tikėjot ir šiandien mes jūsų nenuvėlėm. Ir rodėm, kad čia kiečiausia sezono 7bet NKL komanda. Telšių telšiai! Na, jeigu tu žaistum kazino, aš manau, tu būtum labai geras lošėjas, nes skiočiai pasirinko remti komandą nugalėtoją, aš taip supratau. Ar jūsų ūkis, nes tu vis dėlto esi ir ūkininkas, ar tęs paramą Telšių krepšiniui? Be abejonės, iš tikrųjų pasirinko ne dėl to, kad tikslas su ta komanda užbrėžtas tas tikslas, kad nugalėti, bet dėl to, kad Telšiai turi nuostabią komandą, subrandintą, brandžius vyrukus, kurie jau tiek sulipę daug metų eilę kartu gyvena, žaidžia, kovoja už Telšius. Tai čia yra malonumas būti tos komandos maža dalimi ir prisidėti prie pergalių, prie viso to Telšių rajono krepšinio. Ir kai šiandien tokia didelė šventė, tai čia net nėra ko gailėti, čia tik reikia džiaugtis ir ne pirmi metai remiam, tai ir toliau remsim ir būsim su ta krepšinio šeima, kuri šiandien perrašė Telšių rajono krepšinio istoriją. Mes čempionai! Šiandien, kai atėjote varžybas, tikėjot, kad laimės komandai? Žinoma. Keliais taškais tikėjot, kad laimės? Taip ir galvojau, panašiai daugumą, iki 10. Bet kaip biškelį buvom praradę iniciatyvą, ar buvo biškelį neramu? Atrodė, kad gali serija prastęsti, ne? Supratau, didžiuojatės savo vyrais, džiaugiatės. Tai kur ta komanda dabar šiandien švęs? Pas generalinį mūsų maisto rėmėją. Ar vėra kam klausimų, Vidai? Ką galvojate jūs apie kitą sezoną ir ar šiandien tokie klausimai nesvarbus ir svarbu dabar čempionai ir reikia švęsti ir tada sėsti prie stalo ir galvoti apie ką toliau darome? Velykų viską nuspręs. Bet Velykos auksinių. Taip. To ir palinkėsim. Velykų auksinių visiems. Linkėjimai nuo Telšių komandos prezidento Vido.